Nu ką, turim be 20:12, šiaip labai vėlai, bet pagaliau pradedam savo žygį iš Vilkiškių į Klaipėdą. Karolio šeimyna išlydėjo mus. Monikos sutiks, žiūrėsim, kaip čia seksis. Pirmą kartą einam į tokį bairį. Jau vienu momentu galvojom, kad per daug tų kilometrų pirmam kartui. Ypač pakilnojo kuprinės. Kuprinės tikrai nelengvos. Nesvėrėm aišku, bet ne 5 ir ne 10 kg svėrė. Nuėjom 4 km 700 metrų, dabar turim po 12:35 valandą beveik einam ir esam Palumpiuose. Žiauriai karšta, turim 28 laipsnius karščio ir tas labai jaučiasi, stengiamės gerti daugiau vandens. Einam kol kas keliu, nėra pats smagiausias būdas eiti, bet nuo Lumpėnų jau turėtumėm nusukti link Rambyno kalno ir ten bus jau žvyrkeliukai, mažesnis eismas, viskas bus ok, žodžiu. Tai dabar tikslas nuo šitų Palumpių nueiti iki Lumpėnų, nueiti į parduotuvę. Jo, ir tada sunka link Rambyno. Jau atėjom iki Lumpėnų, nuėjom 6 kilus per 7-4 minutės. Žodžiu, dabar yra po 12:50. Čia einam iki parduotuvės, biškį polisiuką padarysim. Tik išėjus, dar kojas nepavargusios, tai neša net nei sustabdyti, nei eiti lėčiau. Apsipirkom. Dabar reikia susikrauti kažkiek kuprinės. Nusipirkom bomžpakio. 1, 2, 3, 4. Bus ir vakarienė, ir pusryčiam. Dešriukų, poledą. Ir vakarienėje nedžygimės pelos. Sumokėjau 14,55. Galime atsirasti soliuką. Jo, einam, susirasim soliuką. Biškai prisėsim. Labą dieną. Labai karštai. Karšta. Karšta tai tikrai. Suvalgiam poledą, judam į kelią toliau. Dabar yra 1:30 lygiai. Šakininkose ir galim skaityti, kad čia yra pusiaukelė mūsų. Jo, 11 km 700 metrų nueita. Ir dabar yra po 2:20. Niekaip nesisek numesti to tempo. Šiaip kaip ir susitarė neskubėti, eiti iš lėto, bet tas įtemptas gyvenimo tempas man duoda savo, kai visą laiką visur skubi. Eini ir pajauti, kad vėl lėki. Sėdim dabar prie Šakininkų ženklo, palei kukurūzų lauko galą ir ilsimės. Trumpas sustojimukas, palisėti nuėjus pusę kelio. Ir judėsim toliau. Toliau kelias veda link Panemunės. Kažin kiek liko Panemunės? Pažiūrėsim, kiek liko iki Panemunės. Iki Panemunės mums 6 kilai, tai dar yra kelio. Nakvynė mūsų bus Nausėdų kaimas yra pažymėta. Ten daug senvagių yra. Ir žiūrėsim, gal kažkur pavyks tenai tą palapinę pasistatyti. Ten jau matosi muitinė. Artėjam link Panemunės. Bandysim pažiūrėti, gal kavinukė veikia. Lygiai yra ten kažkokia. Prisėsim ten, palisėsim.
susėdom pailsėti prie Panemunės muitinės, netoli Rusijos pasienio. Biškį atgaut kvapą dar iki Panemunės. Esam nuėję 15 km 800 metrų ir dabar turim po 3:35. Bet biškį lėtinam tampa, nes laiko dar turim tikrai, o tikslas jau kaip ir nėra tiek toli. Čia noriu parodyti, ten yra pasienis ir kitoj pusėje daugiabučiai ten, kur matosi, ten jau yra Rusija. Kaliningradas, Sovietska. Užsisakėm po kepsnį svogūnėlį, aliuką pasiėmėm. Nu, ir už tos dar neužbaigėm, negalim išleisti labai, bet už daug kilometrų nežinau, biškai galim. Tai va, už 2 kepsnius ir po vieną vataliuką sumokėjom 18,60. Pavalgėm, dabar yra po 5:12. Nu, ir mes tęsim savo kelionę. Jom jau 19 km 200 metrų. Yra 5:30. Temperatūra oro 32 laipsnių. Čia net jinai net nesileidžia, jinai kyla vis dar, nors jau vakarėja. Nu, tokia temperatūra žygiui netinka. Ir jaučiasi, kad labai vargina vien tas karštis. Bet nepasiduodam ir judam toliau. Neeisim į palygius. Atbėga čia. Ratu var. Bandom susirasti nakvynę. Nelabai sėkmingai. Tikrinom čia aplinkinių senvagių krantus. Nors kažkaip išsimaudyti prieš miegat, bet ten tie krantai tokie lelijam apaugę. Iš kitos pusės žirgai ganosi ir irgi prie senvagių nein prieit. Esam jau Nausėdose, jau kaip ir tikslas pasiektas. Turim dar vieną variantą, kur nakvot, tai bandom nueiti iki ten. Jo, šiąnakt buvo turbūt baisiausia naktis gyvenime. Miegant gamtoj. Aš galvoju apie 2 dalykus, kol ta audra vyko. Kad į mus žaibas netrenktų ir kad nesusiformuotų koks viesulas čia. Viskas, vandens neturim, o iki Šilgalių mums 1,5 valandos kelio. Ką, į kelią? Viskas, dabar kiek yra valandų pas mus? Lygiai 10 valandą. Mes pradedame savo antrą dieną. Likom gyvi po vakarykštės nakties. Buvo vakar audrelė užėjus. Davės žaibai, vėjas, ten tą palapinę daužė į visas pusės. Lietus smarkiai lijo, palapinę kiaurai permirko. Džiaugiamės, kad batai liko sausi, rūbo, kojinių sausų turim. Jau vienu momentu galvojau, kad teks pasiduoti. Prašyti tėvų parsivežti Pagėgiai netoli, bet kažkaip tai išgyvenom. Bijau, kad nenutrenktų žaibas arba ten koks tornadas nesusiformuotų viesals, kaip dabar čia Šiauliuose buvo. Kas ryšio nėra? Vis dar judam link Šilgalių. Tai buvo mus pastabdė pasieniečiai, papasakojom, kur eina, patikrino mus, bet mes buvom pasiruošę tam, nes vis tiek čia pasienio ruože vaikštant tikimybė, kad nieks nepastabdys, tai labai maža. Ir dar vienas dalykas, tai užsisakėm namelį šiai nakčiai. Kadangi mūsų palapinės, miegmaišiai,
kilimėliai, viskas yra šlapia, plus esam, labai neišsimiegoję, kaip Karolis sako, atrodo, kad sėdom pusvalandžiui pailsėti tik tai ir vėl toliau į kelią leidžiamės. Tai leidom savo pasimti namelį Šilininkų stovyklavietėje, pasiskambinom, užsisakėm, kainuos mums 50 € naktis. Nu tai, kaip viešbučio kambarį, bet mes, ta prasme, turėsim atskirą namelį su visais patogumais. Nakvynė yra, reikia tik dabar iki jos daeiti. O eiti liko nei daug, nei mažai, virš 20 km. Iki Šilgalių liko apie 3 km eiti. Tai va, einam pirkt vandens. Pasipildėm vandens maišus, suvalgėm vakar pirktus dešriukus, susiklijavom pleistrus ant kojų. Maudos karvės. Jau nuėjom virš 10 km, dar liko 15. Buvo privažiavę prie mūsų tie patys pasieniečiai, klausė, kur jau dabar eina. Bet jau ir, gal važiuot jau ir. Rezultats geras. Bet čia labai neįdomus keliais. Čia toks šiandien dar vakar, jeigu kažką, tai ten šiandien tai iš vis žvyrkeliai ir laukai. Karvės tik tai pralinksmint kartais. Gerai tada. Nu, ačiū už kebabus, už žaliuką. Tokie privežė mums kebabų giminaičiai. Ai, dar vienas dalykas. Irgi labai svarbu paminėti man Nigėlę bitį. Suvalgėm po kebabą. Mums beliko iki vietos 5 km 700 metrų. Šitos jau bandysim be sustojimo, jeigu jau labai nereiksime. Jo, nes dabar vis tiek ir nuo kebabo energijos turėsim, vandens dar turim. Viskas yra gerai. O pailsėsim jau namelį ištiesęs kojas. Jau kažkaip ir noris greičiau tenai nusigauti. Ką, žirkliuojam toliau. Rytas. Vakar nebefilmavau jau gale, nes buvom labai pavargę, bet iš esmės tai esam stovyklavietėj Šilininkuose, pasiėmėm namelis. Dabar pusryčiaujam. Po 10:48 išėjom iš stovyklavietės. Mums iki Rusnės 19 km. Vakar, kai atėjom, nebuvo ryšio. Negalėjau savo Instagramų postų padaryti. Negalėjom šeimai atrašyti. Jo, 19 km iki Rusnės. Rusnėj tikimės pavalgyti normaliai. Čia jau bus vis tiek didesnis miestelis. Ir ką, nepasiduodam, toliau tęsiam žygį. Šiaip tai man smarkiai koja nutrynė. Didelė puslė buvo ant kulno ir vakar plėšdama pleistrą nusiplėšiau tą puslę. Ir liko žaizda. Tai dabar tokia biškai pašlupčiojanti.
dabar ką eisit tiesiai į Rusnę. Rusnėj pavalgyt planuojam, o iš Rusnės paskui link Ostadvario eisim, ten yra kempingas. Ai, patį Ostadvarį eisit. Nu, o iš Ostadvarį Plauksim į Nidą. Ir iš Nidos eisit iki į Klaipėdą. Klaipėdos. Jo, dar Juodkrantėj nakvynę turėsim. nenorit užsipilti. Dabar turit vandens. O tu turi vandens? Turiu. Tai daug Bet vandens. aš turiu to iš gręžinį iš čia. Bet gerimas jis. Tas geresnis negu geresnis. Geresnis negu geresnis. Nebent Nu pats ką, atvažiuosi su mumis. man atrodo, kad paskambis. Na, gerai, atsisveikinama, gal numirsim kur nors. Nebent tokie rusnis gal atvarys. Nu, gerai, iki. Buvo prilėkęs tėvukas, pripylė vandens mums pilnus maišus. Esam virš 6 kilometrų nuėję, o iki Rusnės rodo dar 14 kilometrų. Sustojom pailsėt, iki Rusnės liko 12 kilometrų, nuėjom 8,5 ir dabar yra 12 valanda, kaip ir pietus, tai suvalgysiu savo vakarykštį kebabą. Pailsim ir judam toliau. Whenever you're up, whenever you're down, whenever you're caught up in the music or you're falling to the ground, I'll keep you on track. Liko 2,5 kilo mums iki kavinės, kuriai planuojam pavalgyti Rusnėj. Matosi jau Rusnės tiltas priekyje. Šiokia tokia šviesa tunelio gale. Pagaliau bus pavalgymas, pailsėjimas. If we run to the ocean, the sun sets in motion. So put the music up and windows down. If we escape the winter and head to the center. Einam pažiūrėti, kaip atrodo tėvų sklypukas po archeologinio kasinėjimo. Jau užkasta viskas. Viskas užkasuota. Va taip. So what do you say? What you think about that? Norėjau pasakyti, kad anksčiau čia būdavo tiltas per Rusnės, bet per Antrą pasaulinį karą jis buvo susprogdintas ir dabar tiltą turim čia. Čia yra naujas palyginus tiltas. Toks anksčiau būdavo čia. Pavalgėm, tai dabar varysim į Rusnę vilą, jau per bookingą užsisakiau kambarį. Mums liko 5 kilai 100 metrų. Ten pernakvosim, šiaip čia gausis net biškį arčiau Ostadvario. Nusipirkom bilietus keltis rytoj į Nidą iš Ostadvario. Keltas 9:30.